Mano vardas Rasa, aš dirbu Europos komisijoje. Mano vardas Rasa, aš esu iš Lietuvos ir šiuo metu dirbu Europos komisijoje vertėja. Etatinė vertėja dirbu jau 4 metus su trupučiu. Taip pat turiu šiek tiek pedagoginės veiklos ir šiek tiek administracinių užduočių. O prieš tapdama etatinė vertėja Europos komisijoje aš dirbau laisvai samdoma vertėja 10 metų. Tai reiškia, kad dirbau vertėja žodžiu laisvoje rinkoje ir taip pat kitose ES institucijose. Ir taip pat dirbau vertimo žodžiu dėstytoja universitete. Kai dirbau Europos komisijoje vertėjų žodžiu, turiu unikalią progą pamatyti užkulisius. Viso to, ką paskui, kaip paprasti piliečiai, matome per žinias, galbūt per televizorių arba skaitome internete žinių portaluose. Mes turime galimybę pamatyti visą sprendimų priėmimo procesą, kaip jis vyksta ir netgi prisidėti prie jo, kadangi mes padedame šalims komunikuoti, susikalbėti, suprasti vieniems kitus. Tai aš manau, kad tai yra iš tikrųjų unikali galimybė, už kurią esu dėkinga ir man kaip vertėjai tai yra nuostabi proga. Dirbdama Europos komisijoje aš jaučiu, kad turiu labai daug įvairių galimybių. Mano pagrindinis darbas yra be abejo vertimas žodžiu. Taigi aš dirbu posėdžiuose, susitikimuose, bet taip pat turiu pedagoginės veiklos, prisidedu prie būsimų vertėjų rengimo, taip pat turiu šiek tiek administracinių užduočių, yra tekę prisidėti prie renginių organizavimo. Taigi manau, kad Europos komisijoje yra tikrai sudarytos sąlygos išnaudoti visus savo gebėjimus, talentus. Ir nebūtinai tenka apsiriboti vienintelę užduotimi, kur yra tavo pagrindinė. Tas man tikrai labai patinka. Kitas dalykas yra susijęs su mokslais. Mums kaip vertėjams visada aktualu mokytis naujų kalbų, mums patinka kalbos, komunikacija ir panašiai. Ir Europos komisijoje yra tikrai labai geros sąlygos sudarytos mokytis naujų kalbų. Ir ne tik kalbų. Taip pat yra daug įvairiausių kursų iš kitų sričių, kuriuos tu gali išklausyti, juose sudalyvauti. Tai prisideda ir prie asmeninio, profesinio tobulėjimo, kas, manau, yra tikrai labai puiku. Ir dar vienas dalykas, kas man labai patinka dirbant Europos komisijoje, tai yra tai, kad Europos komisija siūlo nemažai pasirinkimų ir kitose gyvenimo srityse, laisvalaikiui pavyzdžiui. Yra daug meninių kolektyvų, chorų įvairiausių, fotografijos būrelių, taip pat sporto galimybės, jogos užsiėmimai, sporto salės ir panašiai. Yra įvairiausių galimybių, kur tu gali tikrai nenuobodžiauti laisvalaikiu ir aš, kai pradėjau dirbti vertėja čia Europos komisijoje, turbūt man tai ir buvo vienas iš maloniausiai nustebinusių dalykų, nes aš tiesiog to nesitikėjau ir pamačiau, kad dabar tai yra ir mes galime laisvai tuo naudotis.